Esame Kaune, mieste, kuriame Čiurlionis lankėsi vos kartą. Šios laidos Čiurlionio inspiruotieji. Pianistas Danielė Bučio. Yra du tylos šaltiniai – muzika ir pasaulio tyla. Rašytoja Barbara Mingo. Aš tik ieškau, bet niekada Čiurlionio nesuprasiu. Filosofas Naglis Kardelis. Galiu pasakyti, kad Čiurlionis mane atrakino. Lentynos buvo penklinė, o obuoliai – natos. Laumė, meilė, sėkmė. O Čiurlionio kapas čia. Jis jiems rašė, kad kai visi keliaus į Egiptą ar Afriką, štai kas nutiks. Čiurlionis turi gali atverti žmonėse tai, kas jiems savastingiausia. Yo me estaba reposando la noche como solía, nada soñaba con mis amores, que en mis brazos se dormía. Žinomas pianistas italas Danielė Bučio atvyksta į Čiurlionio Druskininkus, vėliau užsuka ir į Kauną. Mi chiamo Daniele Buccio, sono musicista italiano, residente a Cremona. Ryto kava. Regis miestiečiai dar miega, o Danielė Bučio užsisako puodelį kavos Laisvės alėjoje. Labadiena, espressas. Danielė gimė Veronoje, Šiaurės Italijoje ir nuo 4 pradėjo muzikuoti. 12 pradėjo mokytis konservatorijoje. Fortepijono ir kompozicijos studijas baigė Bolonijos universitete, dėstė konservatorijoje Romoje. Visogero. Actually, my father worked in a bank. Mano tėvas dirbo banke, o motina buvo tapytoja. Tiesa, tėvą domina muzika. Kai buvau mažas, kartu su juo grodavau baroko muziką. Jis grodavo fleitą, o aš jam akomponuodavau. Gal šiek tiek mokate lietuviškai? Taip, moku kelis žodžius, ypač susijusius su muzika. Buvo laikas, kai muzikos istorijoje italų kalba buvo pamiršta. Paskutinėse sonatose Beethovenas pastabas ar nurodymus savo kūriniuose užrašė vokiškai. Pianinas man buvo įdomiausias instrumentas, kokį tik galėjau įsivaizduoti, nes garso galimybės begalinės. Pamenu, kai buvau 4, mama supažindino su natomis. Tąkart obuoliai atstojo natas. Ji mokė natų rašto, sudėdavo obuolius taip, lyg tai būtų natos. Lentynos buvo penklinė, o obuoliai natos. Pirmą kartą Bučio apie Lietuvą sužinojo tik susipažinę su pianiste Mūza Rubackyte, maždaug prieš 20 metų. Taip pat jo laikas ir Čiurlioniui. Ir šiandien Bučio rengia rečitalius, garsina ne tik italų, bet ir lietuvių kompozitorių kūrybą. Čiurlionį atliekantį Bučio galima išgirsti Druskininkuose arba Kaune, vienintelėje vietoje pasaulyje, kur sukauptas beveik visas Čiurlionio kūrybinis palikimas. Ten ir keliaujame. Pakeliui mus sustabdo taškas. Laumė, meilė ir sėkmė, sucesso. Netekus Vilniaus, laikinojoje sostinėje Kaune buvo įsteigta Čiurlionio galerija, kuri buvo per maža. Todėl tarpukariu Kaune pradėta statyti Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, kurio dalis buvo skirta Lietuvos dailei. Karo metais Čiurlionio darbai buvo saugomi ir Lietuvos banke. Iki nepriklausomybės atkūrimo laikinoji Čiurlionio galerija išaugo į didžiulį dailės muziejų. Sveiki, mes norime susitikti su Danute Gruzdienė. Danutė Gruzdienė. Didžiulis aidas. Hello. I'm very happy to difficult balance between natural, spontaneous. Sunku kalbėtis natūraliai ir spontaniškai. Vaikščiojom Laisvės alėjoje ir atvykome čia. Came here.
Pakylame muziejaus laiptais ir tikimės pamatyti ypatingą Čiurlionio palikimą – muzikos salę puošiančią Čiurlionio uždangą, kurią užsakė sukurti lietuvių susivienijimas Vilniuje Rūta. Už šį darbą buvo pažadėtas nemenkas honoraras. Iš Čiurlionio laiško Sofijai. Pasirodo, iš tų 40 gavau tik 14, nes tik tie galėjo surinkti, o daugiau tai jau niekas duoti nenori. Zuliuk meiliausias, tik tu niekad neik į Rūtą ir duokš man rankeles meiliausias. Eviva Larti, te gyvuoja menas. Manau, yra du skirtingi tylos šaltiniai – muzika ir tiesiog pasaulio tyla. Galbūt jums teko girdėti tokį itališką terminą non finito. Tai dėl vienokio ar kitokių priežasčių nebaigtas meno kūrinys. Tokių non finito kūrinių parašė ir Čiurlionis. Vienas svarbiausių italų dailininkų, kuris paskutiniuose savo darbuose naudojo non finito, buvo Mikelandželas. Jis sąmoningai pateikė nebaigtą tapybos darbą. Visuotinai priimta, kad nebaigtas darbas yra meninis sumanymas. Šimkus buvo vienas pirmųjų Čiurlionio muzikos redaktorių. Jau 20 amžiaus 3 dešimtmetyje jis reklamavo Čiurlionio kūrinius. Saulėlė, the little sun, the saulėlė. Kai dukrėlė mano visnėlė, ar tu dar neišmiegojai? Čiurlionis į Kauną buvo atvykęs vos kartą per antrąją lietuvių dailės parodą. Pats kabino savo paveikslus, bėgiojo laiptais aukštyn žemyn, o per atidarymą nedalyvavo, pabėgo nuo lankytojų minios ir su Sofija vienumoje gerėjosi Kauno panorama nuo Aleksoto kalno. Skambant Čiurlionio preliudui keičiasi ir metų laikai. Atsisveikiname su Kaunu ir sukame į Vilnių. Čiurlionis čia atvyksta iš Varšuvos jau galvodamas apie bundantį lietuvybės judėjimą arba lietuvių sąjūdį. Čiurlionis traukėsi nuo kruvinos Varšuvos revoliucijos. Čiurlionio vizija jo paties žodžiais buvo dainuojantis tautų pavasaris. Hola, soy Bárbara Mingo, soy una escritora española y he venido aquí por mi interés por Čiurlionis, sobre quien he escrito un libro que se llama Vilnis. Ispanė Barbara Mingo, knygos apie Čiurlionį autorė, ne pirmą kartą lankosi Lietuvoje. Kokie buvo pirmieji įspūdžiai? Yes, it's so cold, but what strikes me the most Taip, labai šalta. Keisčiausia, kad čia saulė leidžiasi labai anksti. Šalta ir nežinai, ar jau laikas eiti miegoti, ar dar ne. You don't know if you have to go to bed or what. Apie Vilnių Čiurlionis rašo savo mecenatėjai Bronislavai Volman. Miestas tiesa labai atsilikęs, bet žmonės čia daug simpatingesni negu Varšuvoje. O kai Barbara Mingo atrado Čiurlionį? Prieš daug metų, kai buvau paauglė, nusipirkau Čiurlionio muzikos kasetę. Tada sužinojau, kad jis buvo ne tik didis muzikas, bet ir puikus dailininkas.
Įdomu, kiek yra lietuvių menininkų žinomų pasaulyje. Dabar prisiminiau, kad Ispanijoje Lietuva žinoma dėl filmo kūrėjo Jono Meko. Ispanijoje jis labai žinomas ir mylimas. Manau, ispanams Lietuva žinoma ir dėl krepšinio žaidėjų. Atvykome į vieną seniausių Lietuvoje Rasų kapines. Joms per 200 metų. Skaičiuojama, kad čia palaidota apie 600 Lietuvai nusipelniusių kultūros, meno ir mokslo žmonių. Mūsų užduotis surasti Čiurlionio kapą. Gydytojai, teisininkai, menininkai ir tapytojai. Čia 9. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 9 čia. Jo kapas turėtų būti kažkur ten. Čiurlionis atvyksta į lenkišką carinės Rusijos okupuotą Vilnių. Lotyniškų raidžių ir lietuviškų mokyklų sugrąžinimu rūpinosi inžinierius ir mecenatas Petras Vileišis. Jis taip pat mecenavo ir Lietuvių dailės draugiją, kurios vicepirmininkų buvo Čiurlionis. Nežinau, ar nepasiklydome. Tuo metu Čiurlionis pritarė Lietuvių tautos namų statybai, dirigavo keliems lietuviškų draugijų chorams, rengė ir pirmąjį lietuvišką muzikos terminų žodynėlį. Čiurlionis Petrui Vileišiui jautė palankumą ir vadino nepaprastai simpatingu senuku, didžiulės santaupas išdalijusių Lietuvos atgimimo reikalams. Deja, Čiurlionio jis neparėmė, ko gero dėl to, kad Vileišio žmona nesuprato Čiurlionio simbolizmo. Jo taip pat nesuprato ir Jonas Basanavičius ar Adomas Jakštas. Oho, pažiūrėkite, kokios didelės kapinės ir kiek daug kapų. Mes esame čia. O Čiurlionio kapas? Manau, jei eisime šią kryptimi, Čiurlionis kartu su Žmuidzinavičiumi dalyvauja pirmą kartą Lietuvoje surengtoje lietuvių dailininkų parodoje. Beje, paveikslų kabinti jie pasivadino ir skulptorių Petrą Rimšą. Sakoma, kad kaldami vinis į sieną paveikslams, visi 3 dainavo lietuvių liaudies dainas. Atsirado minčių organizuoti ir lietuvių dainų šventę. Įdomu tai, kad Baltijos regione pirmoji dainų šventė buvo suorganizuota Estijoje, Čiurlionis buvo net negimęs, o po kelerių metų dainavo ir Latvija. Lietuvoje pirmoji dainų šventė buvo suorganizuota praėjus 14 metų po Čiurlionio mirties. Kylame aukštyn į kalną, taip ir pavadinta Literatų kalneliu. Matau. Čiurlionio antkapio autorius skulptorius Juozas Zikaras. Jis mums padeda suprasti, išvysti kitus pasaulius, kuriuos sunku pamatyti, jei mums jų neparodo. Nemanau, kad jis sirgo, nors žinau, kad gyvenimo pabaigoje jis elgėsi keistai ir neįprastai. Tačiau skaitydama apie jo gyvenimą supratau, kad jis buvo išsekęs, nes labai daug dirbo. Jis dirbo, nes taip norėjo jo širdis. Taip pat ir dėl Lietuvos laisvės. Jis kūrė Lietuvos žmonėms. Kai atvykau čia pirmą kartą, nežinojau, kaip tarti jo vardą. Nežinojau, ar tarėsi Kiurlionis, Firlionis ar Siurlionis. Tik čia sužinojau, kad reikia tarti Čiurlionis. Tai ausiai malonus vardas. Yo me estaba reposando la noche como solía, nada soñaba con mis amores, que en mis brazos se dormía. Ši daina apie vyriškį, kuris vienumoje mąsto apie savo mylimąją. Netikėtai apsireiškė mirtis ir sako: išaušo tavo mirties valanda. Mirtis artinasi link jo, nes duotoji valanda jau baigėsi.
O dabar keliaukime į Užupį, prie Vilnios, ten, kur viskas ir prasidėjo. Ar čia Vilnia? Žiūrėjau į šią tekančią upę ir šovė mintis apie vandenį. Taip pat sužinojau, kad Čiurlionis didžiavosi savo pavardę, nes ji priminė jam krioklio čiurlenimą. Mūsų kalboje nėra žodžio, nėra tikslaus žodžio tokiam vandens judėjimui apibūdinti. Ar esate matę piešinius, kuriuos jis nupiešė savo jaunesniems broliams ir seserims? Jis jiems rašė, kad kai visi keliaus į Egiptą ar Afriką, štai kas nutiks. Liūtas bandė juos suėsti. Taip, atrodo, jis turėjo gerą humoro jausmą. Matau ten undinę. Nemačiau jos anksčiau. Aš gimiau Santandere, uostamiestyje Ispanijos šiaurėje. Prie įlankos aplink yra paplūdimių. Upės man neįprastos, todėl man labai patinka šis garsas. Vaikystėje norėjau studijuoti muziką, norėjau išmokti griežti smuiku, bet taip ir neišmokau. Čia mano knyga, Vilnis. Tai ne vertimas, o toks pavadinimas. Gale įdėjome šią nuotrauką, Čiurlionis su Volmanų šeima. Ta moteris apmokėdavo visas Čiurlionio keliones, kad jis galėtų pamatyti pripažintų meistrų darbus Europoje. Nuotrauka iš Anapos, 1905. Esu po tais medžiais, o už 3 metrų teka Vilnia. Intakas Neries upės, įtekančios į Nemuną. Vilnis lietuvių kalboje apibūdina vandens judesį, ar vilnijantį javų lauką, ar medžius vėjyje. Tačiau upė jau pasiklydo tarp medžių. Šio vietoje ir sugalvojau knygos pavadinimą. Čia Čiurlionis, iš nuotraukos. Aš ieškojau Čiurlionio, bet knygoje nesitapatinau su juo. Aš tik ieškau, bet niekada jo nesuprasiu, kadangi jis labai paslaptingas. Man patinka jo muzika, bet dar labiau jo paveikslai. Juose matau pasaulius, pradingusias šalis, tarsi kadaise būčiau ten gyvenusi. Nežinau kodėl, bet jo paveikslai mane labai jaudina. Kitas mūsų laidos herojus, filosofijos profesorius Naglis Kardelis, atėjęs tiesiai iš Vilniaus universiteto po paskaitos studentams apie Tomą Akvinietį. Ar yra kokia sąsaja tarp Akviniečio ir Čiurlionio? Sąsaja ta, kad Čiurlionis yra iškiliausias mūsų menininkas, o Tomas Akvinietis iškiliausias katalikų mąstytojas. O dabar užsukime į kavinę, kur profesoriaus laukia netikėta pažintis su ispaniška knyga ir jos autorė Barbara Mingo. Matau labai įdomų simbolį, Trojos arklį, kuris atkreipia dėmesį ir provokuoja. Gal tai leidyklos tikslas? Kaip manote, ar jūsų knyga Vilnis taip pat yra provokacija gerąja prasme? Nežinau, ar provokacija, bet galbūt tai pirmasis žingsnis Čiurlionio pažinimo link mano šalyje, Ispanijoje, galbūt ir kitose šalyse. Dėl to jis galėtų būti Trojos arkliu. Kaip manote, ar Čiurlionis būtų galėjęs tapti ispanų tapytoju? Taip, manau, kad jo mistinės ir vizionieriškos įžvalgos nėra labai nutolę nuo ispanų menininkų. Galbūt spalvos skirtusi dėl kitokio apšvietimo. Manau, jis galėjo būti ispanų tapytoju. Norėčiau.
Yes. Kaip Velaskesas ar El Grekas. Matau gražų ispanišką posakį, knyga tai požiūrio į gyvenimą grynuolis. Ar galite pakomentuoti jo prasmę? Taip redaktoriai apibūdino mano knygą. Turbūt pakišau jiems mintį. Žinau, pats Čiurlionis norėjo, kad žmonės, žiūrintys į jo paveikslus, žvelgtų tiesiai į juos ir išgirstų, kas jiems norima pasakyti. The people who were watching his paintings, and that's what I wanted to do in my book. Just go. Norėjau tai atkartoti savo knygoje. Tiesiog žiūrėti į paveikslus ir klausytis, ką jie man pasakoja. Keliavau į Lietuvą be išankstinės nuomonės. Tiesiog norėjau išgirsti, ką man papasakos jo pasaulis. Čiurlionis yra emocijų meistras. Manau, kad jis pirmasis tapytojas abstrakcionistas. Jis tapo nuotaiką ir perkelia mus iš vizualaus konkretumo ir detalių, iš paveikslo turinio į kitą pasaulį, į transcendentinę sferą. Pirmoji sfera yra tai, ką jis nutapo, o antroji – tai jo vaizduotės sfera. Kas jūsų nuomonė yra Čiurlionio antroji sfera? Jūs vaizduotę laikote ne kaip instrumentą, o kaip vietą, šalį ar planetą, į kurią galima nuvykti. Čiurlionis primena mums, kad ta šalis egzistuoja ir ten galima nuvykti įvairiausiais būdais. Ta vieta tikrai egzistuoja. Manau, kad tai ir yra priežastis, kodėl jis taip meistriškai ir taikliai sujungia lietuviškus ir pasaulinius simbolius. Pavyzdžiui, galime sakyti, kad jis yra vienas lietuviškiausių tapytojų, bet taip pat tapytojas, bene aktualiausias pasauliniu mastu. Jei gatvėje būtumėte sutikusi Čiurlionį, ko būtumėte jo paklaususi? Nelabai ko klausčiau, bet norėčiau ilgai su juo pasivaikščioti mieste, o dar geriau miške, kuris jam labai patiko. Jo akys buvo labai ekspresyvios, beveik degančios. Manau, kad net kelios minutės praleistos su juo būtų daug atskleidusios apie jo talentą ir kūrybą. Prisimenu vieną dalyką, kuris man labai patiko. Tai buvo nuotrauka. Joje jis kartu su savo draugu Moravskiu. Čiurlionio ranka ant draugo peties. Galiu tik įsivaizduoti, koks šiltas ir mylintis žmogus jis buvo. Man tai iškart patiko. Warm and loving person, I immediately like that. Yeah. Daug mokslininkų bando paaiškinti, kas Čiurlioniui padarė įtaką. Bandymai išnarplioti, jie beveik sunaikina jo mįslingumą ir kūrybos paslaptį. Skirta Nagliui Kardeliui, jaučiančiam tą pačią meilę Čiurlioniui, su visa pagarba ir meile. Muchísimas gracias. Aš dar būdamas vaikas tiesiog medituodavau, kontempliuodavau prie jo paveikslų. Ne šiaip iš įdomumo, iš smalsumo žiūrėjau, ką jis vaizduoja, bet tiesiog kaip prie kokių mandalų medituodavau, kontempliuodavau, tiesiog perkeldavau mane kažkokį kaip į kitą sąmonės būseną. Ir aš vis grįždavau prie tų paveikslų, tai jisai visada kartu su manimi gyveno, sakyčiau. Aš netgi taip pasakyčiau, kad Čiurlionis turi gali atverti žmonėse tai, kas jiems savastingiausia. Aš manau, kad Čiurlionis būtent tuo ir svarbus, kad jis atrakino mane. Čiurlionio jubiliejiniais metais Lietuvoje Vilniaus oro uostas buvo pervadintas Čiurlionio vardu. Keista, bet šis pervadinimas sukėlė diskusijas. Citata. Čiurlionis nėra oro uostui pats aiškiausias pavadinimas ir nebūtinai gali būti siejamas su Vilniumi. Tie, kurie priešinasi šitą idėją, iš tiesų tam tikrų požiūrių prietrankos, nes
tautą ir parodo, kaip įvertina ir suvokia savo didžiuosius. Ir juk italai nesako, kad mūsų Romos aerouostas ar to Romos priemiesčio Fiumicino aerouostas, kad jis negali būti Leonardo da Vinčio, tuo pat metu ir Romos, ir to Romos priemiesčio Fiumicino aerouostas ir Leonardo da Vinčio. Ir tai, kad italai pasirenka būtent Leonardo da Vinčį, o ne kokį nors savo garsų futbolininką ar politiką, tai parodo tos tautos kultūrinį brandumą. Galima sakyti, kad Čiurlionio genialumas neišsenkanti kūrybos gelmė. Daugiau nei 100 metų tyrinėjimas Čiurlionis neįtikėtinas vien todėl, kad kiekvieną kartą galima atrasti vis kažką naujo. Dėl to neapleidžia pojūtis, kad viską apie jį žinome. Bet atėjusi nauja karta vėl atras savąjį Čiurlionį. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.